Šis Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkų sukonstruotas prietaisas geba atpažinti judančio žmogaus tapatybę pagal akies rainelę. Mokslininkai sako, kad ši naujovė gali pasitarnauti ypatingos saugumo zonose, transporto sektoriuje, taip pat masiniuose renginiuose bei tose vietose, kuomet reikia identifikuoti didelį žmonių srautą. Tai gali būti aerouostas, tai gali būti, pavyzdžiui, atpažinimas chuliganų futbolo varžybose. Ja? Mes norim atpažinti tuos, kurie, pavyzdžiui, pagal įstatymą yra, kuriem neleidžiama ateiti žiūrėti dėl to, kad mes žinom, kad jie blogai elgiasi. Tai čia yra viena taikymo tokia akivaizdis sritis, kitas sritis būtų tas, nuo ko mes kaip ir pradėjom. Reiškia, jeigu mes turim pakankamą srautą klientų, kuriuos mes norim identifikuoti, pavyzdžiui, kaip sakau, baseinas, treniruoklių salės ir panašiai, tai šitas daiktas tam, nežinau, ar idealiai, bet tikrai tinka. O veikia jisai, jeigu kalbėti bendrai žodžiais, tai gan paprastai. Yra viena kamera, apatinė yra plačiakampė kamera, kurin pastebi žmogų. Jinai turi, aišku, savo apžvalgos kampą, taip kad mes negalim stebėti žmogaus esančio bet kur, bet yra tam tikra stebėjimo zona. Jinai atpažįsta žmogų, yra programinė įranga atpažinimo, yra atpažįstamas žmogus, yra atpažįstamas jo veidas. Ir tada pagal tą atpažintą vietą yra nukreipiama, kompiuteris nukreipia didžiąją kamerą, kurin turi pakankamą ryškumą ir yra matrica, kurio yra fiksuojama, jinai turi būti pakankamai jautri. Iš tikrųjų, šito daikto pagrindinė kaina yra fiksuojanti matrica, ir nelabai pigus ir valdymo mechanizmas. Ir pagal tai jinai nukreipia į akį, nufotografuoja ir duomenys yra persiunčiami į kompiuterį ir yra pakankamai tikslus, kad galima būtų atpažinti, sulyginant rainelės struktūrą. Praktikoje asmens tapatybė atpažinti plačiai naudojami tokie žmogaus biometriniai bruožai, kaip veidas, pirštų atspaudas, delno atvaizdas. Tačiau patikimiausia biometrinės identifikacijos forma yra akies rainelė. Jos raštas yra unikalus kiekvienam asmeniui. Vis dėlto šią idėją įgyvendinti nėra taip paprasta. Norint kokybiškai atpažinti akies rainelės raštą, žmogaus veidas prieš kamerą turi išbūti apie 3 sekundės, nutolęs 50 cm atstumu. Dėl šios priežasties, esant dideliam žmonių srautui, reikia daugybės brangiai kainuojančių praėjimo kontrolės punktų. Teroristų atpažinimas, nelegalų atpažinimas ir panašiai. Tai tokio tipo sistemos yra, bet jos naudoja tą paprastą sekimo sistemą, kur tu turi ateiti, sustoti, žiūrėti. Tai užima sekundės po kelias, jeigu turim daug žmonių. Už tai, kiek aš žinau, Amsterdamo aerouoste specialiam praėjime tokia sistema stovi. Bet tik tai čia yra tiem, pavadinkim, vipiniam. Kiti turi stovėti savo paprastoj eilėj, žiūrėti pasą ir panašiai. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai išrado prietaisą, kuris nuskaito akies rainelę iš maždaug 5 metrų atstumo. Pro duris einančiam žmogui nereikia net stabtelti. Be to, įrenginys sukurtas naudojant plataus vartojimo ir viešai prieinamą įrangą, kuris smarkiai sumažina kaštus. Toliau, aišku, prasideda konkretiems taikymams ir konkrečioms situacijom įvairūs klausimai, kurie, kaip pavyzdžiui, akiniai, ten kepuraitė, apšvietimo lygis, linzės. Linzės iš tikrųjų netrukdo. Akiniai, jeigu paprasti akiniai nėra blogai, aišku, tamsinti akiniai yra blogai, neveikia. Bet kaip ten būtų vis tiek, reiškia, visam tam, kad pasakyti, jeigu eina keli žmonės, kiek žmonių gali praeiti vienu metu? Jeigu eis minė žmonių, akivaizdu, kad yra tam tikras veikimo greitis, jis yra pakankamai geras, bet mes jį turim detalį ištirti, o jeigu 2 žmonės eina lygiagrečiai. Jeigu eina lėtai, iš tikrųjų kamera spėja nufotografuoti vieną, pasisuka į kitą, nufotografuoti, bet kiek jų gali būti? Kokio, taip sakant, intensyvumo srautą sugeba fiksuoti, visą tai dar reikalauja papildomų tyrimų.